pasirinkame darbus ir veiklas dėl to, kad tai mums neša finansinį saugumą, bet ne dėl to, kad mus tai tenkina ir kad tai mums patinka daryti. Ir tada iš tikrųjų mes atsidurėme tojame paradokse, kad tai iš tikrųjų pasidaro darbas, kuris yra kančia, kuris yra sunkus, kuris yra neįdomus ir kuris mus nelaisvina, tačiau mus įkalina. Ir mes niekada negalime nurašyti, kad toks dalykas kaip darbas ir veikla tai yra nesvarbus dalykas. Nes aš girdėjau įvairių postringavimų ir bandymų pasakyti, kad juk tai visai nesvarbu, tu atidirbi valandas ir po darbo tu veik, ką tu nori. Bet iš tikrųjų aš pasakysiu, kai žmogus praleidžia 8 valandas kiekvieną mielą dieną su tais pačiais žmonėmis, toje pačioje aplinkoje darydamas tą patį, tai yra be galo svarbu. Nes iš tikrųjų aplinka, kurioje mes esame, tai yra mūsų namai, rajonas, kuriame gyvenime. Miestas, kultūra, žmonės, sienos, spalvos, gamta mus labai veikia. Ir jeigu mes